Sveiki gyvi, ponios ir ponai. Situation report. 21 diena. Mėgojau štai čia, Motel Madonna. Nemačiau, kaip naktį čia viskas atrodė. Ne naktį, bet sutemus. Diena prieš saulę atrodo taip. Štai čia mėgojau. Čia eina viena gatvė kažkodėl. Tada per vidurį dar vieną gatvę ir ten už tvoros dar vieną, bet įsivažiuoju tik tai čia. Tai pirmas kartas filmuojant po skrydžio. Kol kas nepastebėjau jokių neveikimų telefono. Kol kas viskas atrodo veikia, tiek garsas, tiek vaizdas, tiek viskas, kas turi veikti. Nu, Samsungas žiauriai maladės šiaip. O dabar prisitvirtinam, va taip, matosi, ne? Va taip, va. Su zatešonu. Su dviem zatešonais. Jeigu zateškės nelaikys, tada nežinau. Kol kas paliksiu taip, o vėliau žiūrėsiu. Važiuoju pusrytėlį kažkur į centrą. Ir reikia greitai suktis, nes šiandien laukia ilgas fucking kelias. Tai jeigu susivėlinsiu kaip vakar, bus problema. Nežinau, ar matosi ant pežo tigro galva nupiešti, užklijuota tiksliau. Smagu. Gerai, kiek čia mums? 9 minutės iki vietos. Šiaip pravažiavau vakar pro centrą, tai baisiai gražus centriukas. Va tokie va visur arti kalnai, vien tik tai miškingi. Jokių nesimato daug akmenuotų ir kampuotų vietų, tai toks nuožulnus, minkštas kampelis atrodo. Tai pamečiau 2 dalykus kol kas šioj kelioniai, kiek dabar pastebėjau. Tai pošalmi, kas žiauriai padėjo ausinės sulaikyti vietoj ir mažiau vėjo duoti veidą, kai atsidarau stikliuką. Ir ta laikiklė. Tai laikiklis buvo labai svarbus, pošalmis pusė velnė. Bet jeigu kur nors sutiksiu kokią parduotuvę, reikės nusipirkti pošalmę. Šiaip turėjau tą kartlendą dar, kai kažkada senai variau kartingus. Tai nors jisai trumpas, nors ir ką, bet vis tiek medžiagos gabalus padėjo. Šitas miestas apskritai yra tipo labai mažas. Eik tu, na čia kruščiną važiavau, what the fuck. Kažkaip aš čia ne taip. Kažkaip čia nesinaviguoja iš pačio ryto. Jo, važiavau aš irgi pro tiltą vakar, jau, tai viskas gal ir gerai. Nors padidėjo laikas porą minučių, tai tiesiai per aplink. Situacija tokia, kad šiandien reikia jau padaryti pusiaukelę iki namų, daugiau negu pusiaukelę. Galvojau, blemba, važiuoti pro vakarinę dalį Slovakijos ir pro Čekijos pusę, pro Vroclavą pravažiuoti, kur užsemta. Šiaip būtų visai bairis, ar ten, kad mane leistų kažkas į ten skęstančias vietas, bet kur buvo vandens ir šiaip pasižiūrėti, kaip ten gyvena tas miestas, tai būtų įdomu. Bet baisiai daug kilų reiktų tada susukti. Per tą Lenkiją, po to grįžti, ne autostradą, ar pasiekti nuo Vroclavo Varšuvą irgi blemba yra reikalų. Tai nusprendžiau aš važiuoti panašiai per ten, kur
Atvažiavau vakar. Tik biški pro kitą kelią, bet vėl pro tą patį kalnų parką. Kažkoks ten parkas yra, kur tiesiog skersai skrendi viską. Tai pabandysiu jau šiandien pafilmuot, užsidėjęs gerai ziptaisus. Pusrytį valgysiu kažkokioj tai bandeliniai. Nežinau, kaip vadinasi. Chlieb į laską ar kažkas tokio. Kažkas įdomaus. Atsisinčiau appsą prieš važiuojant į kelionę, kuris vadinasi Life 360. Ir tas appsas yra skirtas sekti vaikam. Tėvai įsirašo į savo telefoną, įrašo vaikam ir seka vaikus. Tai aš irgi mamai rašiau, nes pirmą kartą irgi važiuoju į solo, čia taip pasivažinėti biškį toliau. Tai sakau, sek. Ir ją jungiu ir sąjungiu. Reikia turėti intiką ir visą laiką, kad navigacija veiktų. Ir background'e veikia tas telefonas. Aišku, jūs ten turite išmanesnių kažkokių, tai turbūt karinių reikalų. Su Karka kalbėjau, tai ten yra kažkoks appsas, bet ten serverį reikia kažko. Tai tas appsas žiauriai blemba bateriją čiulpia. Bet už tai viską mato. Ir man atrodo, mato, kiek važiuoju. Aš ten lyg ir išjungiau, bet galima ten įjungti, kad siūstų signalus, jeigu viršė greitį, bla 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 bla. Tai pasistengiau kuo daugiau išjungti. Nes šiaip ir tas siekimas greičių ir visą kitą dar labiau energizuoja telefoną. Deenerginizuoja, degraduoja telefoną. O, blemba, daug policijos kažkaip. Jau trečia stovi. Kas vyksta. Nu, gal ir saugiau jaučiuosi. Jau vakar niekur nebevariau kambarį. Prabuvau visą laiką. Turėjau du bandeliokus nusipirkęs. Tai 2 suvalgiau. Damušiau vandeną. Ir kimardą. Motelis kosmosiškas. Visiškas. Eiktų, na ir čia turėjau sukti. Ir čia dar net ant jos, nu kas čia į. Reikia išmoko važiuoti. O, prasideda kažkokie. Nematau, spindė. Okei. Bandžiau ir tą SIM kortelę pasidaryti. Orange vadinasi, čia jų šitas, nu čia ne jų, o tiesiog vienas iš populiarių pasaulio mobile carriers. Tai niefiga nepavyko man užsiregistruoti. Nusipirkau kortelę, kortelę išdavė aparatas, išspjovė kortelę, tad sumokėjau pinigus, išsilaužiau aš tą kortelę, įsidėjau, lenkiškai visos instrukcijos buvo, nepavyko. Tai tipo rašo, jeigu nepavyksta, į padalinį atvažiuoti. Tai ir čia mačiau yra padalinys, tai žiūrėsiu, gal jeigu greit susisuksiu, nuvažiuosiu, gal užregistruosiu, nes dabar aš ir abudu telefonus naudoju ir abudu išsikraudinėja, nes turiu sharinti intiką. O kai sharinu intiką, tai dar greičiau čiulpia. Ir tik tai vieną telefoną vienu metu galiu krauti. Jeigu 2 galėčiau krauti vienu metu, tai būtų pasaka. Bet dabar tik vieną. Pakrovėjas va. O, patokis va. Tai arba tas, tai reikia mąstyti. Ir kadangi Samsungas ir Huawei'us yra labai protingi dalykai, negali vienu metu būti ir su ausinėm ir krauti, nes yra tik tai vienas kištukas. O aš mėgstu su muzika važiuoti visada.
Tai kažkaip aš irgi turiu planuoti su viena klausyti muziką, su kitu kraut, kitas naviguoja, kitas čiulpia energiją, nes rodo, kur važiuoju. Tai žodžiu, mąstyt, žiūrėti procentų, kiek tas išsikrovė, kiek tas. Powerbankas turbūt į kuprinę būtų, ar čia va ant bako kažkur ir kraut nuolatos būtų geriausias sprendimas. Bet kitam kartui. Gerai, čia kažkur reikia suktis. Okay. Jeigu neklystu, o manau, kad neklystu, vakare, kai čia su Temo pro čia važiavau, nes važiavau iki centro iš pradžių, o po to galvojau, nuo centro bus lengviau atsispirti. Jau čia važiavau. Pasitepiau grandinę šiandien ryte su tuo tepalu, kurį vežiojęs jau nežinau kiek laiko. Šiaip tą naują grandinę išbandau tipo X-Ringo, kur visą laiką O-Ringo važinėdavau, dabar X-Ringo. Garsas, grandinės lygiai toks pat kaip ir O-Ringo. Nors tipo, nežinau, ar girdisi, čiūjų nesigirdi. Čiūjų tipo turėtų būti mažesnis, kiek skaičiau, bet nefigais, ne mažesnis. Tik tai tipo šitas X-Ringas ilgiau laiko tepalą savyje. Tai čia žinot. Tai čia pravažiavau štuką 200 turbūt kilų ir tada sutepiau tai. Ai, nauja grandinė, tai ką tu čia dabar tepeliausi, kiek čia laiko. Pasižiūrėjau, kiek čia pravažiavau. Štuka 105. Blemba, vakar taip ilgai šiaip važiavau ir tiek mažai kilų susukau, bet tai ten raizgiau, aišku, ten visus tos kampus. Tai todėl taip ir jaučiasi, kad žiauriai daug važiavau, o nuvažiavau nieko. Bet šiandien 800 kilų, man atrodo, nusimato. Okei, atvažiavau, va čia jo, čia pro šitą centriuką pralekiu. Kaip čia, nice. Net neįsivaizduoju, kiek čia tų vietinių yra, nes kur nuvažiuoju tiek į Zakopanės, į visur kitur. Vien turistai. Daug britų. Va, chlieb į Aliaską buvo prašyta. Tai va ten vastosiu, o dabar dar biškį apsuksiu ratuką, kad parodyt, kaip čia atrodo. Aš va čia buvau vakar sustojęs ir tada tvarkiausi reikalus. Plyta. O, ten visai gražu. O ten va tolyn, ne? Nice, skverelis kažkoks tai. Multistrada vadu su savo snapu. Turistų grupuotė. Daug šiaip seneliumbų, Max daug seneliumbų. Daug seneliumbų gyvenimų džiaugiasi. Gerai, parkuoju savo automobilį kažkur. Ir varau in pusryčiauti. Iki kito aptarimo, iki kito sitrepo.